TP 426 dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos mero Remigijaus Ačo atsistatydinimo. Galbūt pirmas dalykas sąžiningų rinkimų, antras dalykas tai yra sąžiningų rinkimų visomis prasmėmis. Aš manau, ir šitie skandalai ir specialiųjų tyrimų tarnybos reidai, jie yra neatsitiktiniai, esu giliai įsitikinęs ir taip nesakyčiau, jeigu neturėčiau tam tikros informacijos. Tik taigi laiko klausimas, aš manau, kad tuos žmonės, kurie, sakykime, prisidėjo prie šito, mes tikrai ateityje juos įvardinsime. Aš manau, kad yra politinė jėga, kuri nelabai savo prigimtim pasikeitė nuo tų sovietinių senų laikų, kada žmonės į gulagus buvo vežami, nes tada buvo vieni metodai, dabar yra kiti metodai. Kada buvo 2008 metų Seimo rinkimai, buvo labai gražiai sumodeliuotas skandalas likus 2 savaitėm iki rinkimų šiukšlių klausimas, kada net buvo pajungta ir pirmieji savivaldybės asmenys, kad paštą ir visus kitus tiesiog judino, kad greičiau išsiuntinėkit žmonėms sąskaitas ir netikslės sąskaitas, kad kuo didesnį skandalą sukelti. Vienas metodas, likus 3 dienoms iki Seimo rinkimų šių metų, kitaip metodai yra įsukami. Sutikim, kad yra specialistai, nes ta ilga sovietinė praeitis matomai išugdė gerus kadrus, kurie tais metodais ir dabar vadovaujasi. Dar turbūt mums ne vieną prakaito lašą reikės nubraukti, kol mes perlaušim tą stuburą. Bet tai, aš manau, einam, nors esam jau virš 20 metų nepriklausoma Lietuva, tačiau mes matomai dar esam neišbridę iš to liūno ir aš galvoju, kad ateityje išbrisim. O dėl to, ką jūs sakote apie rezultatus tolimesnius, jie geresni, blogesni, žinote, jeigu mes būtumėm atėję ir mes tik galvoja apie Seimo rinkimus, tai mes vėl būtumėm padarę ne 3000, tai yra ne 2500 litų kokiai metrikacijos skyriaus darbuotojų atlyginimo 5,5. Vėl mes būtumėm kvepalus davę po 1000 litų ar dar šukuosenoms, bet mes turbūt, pas mus yra kitos vertybės. Pas mus yra vertybės tai, kad mes jautėme atsakomybę prieš savivaldą, mes jautėme atsakomybę prieš švietimo darbuotojus ir aš suprantu, kad tie žingsniai, kurie buvo ir mokyklose padaryti, ir su sargais, ir su direktorių pavaduotojais, ir su viršskrūviais, jie nepridavė mums populiarumo. Bet mes esame politikai, mes prisiemam atsakomybę ir mes niekados neleisim savo taip dirbti, kad nuo rugsėjo ir spalio mėnesio neišmokėtumėm atlyginimų ir sakytumėm, mes esam geri, bet yra vyriausybė bloga. Mes labai puikiai suprantame, kad valstybė yra tiek pinigų, kiek jų yra, ir tiek, kiek mums skiria iš respublikinio biudžeto, mes turim su tais pinigais išgyventi. Ir tikrai mes turim realiai kalbėti, realiais pagrindais, realiais skaičiais. Aš suprantu, kad tu esi tikrai geras mero draugas ir jo geras gerbėjas, tai mes supratom iš tavo kalbos, bet jeigu visiškai rimtai, tai paprasčiausiai manau, kad iš tokių dalykų tikrai juokaut negalima, nes ką mes šiandien matom tam tikrus padarytus darbus, būtent Remigijaus meravimo laikotarpiu, tai tikrai, nors visą laiką jisai buvo daužomas ir kalamas iš visų pusių, bet aš manyčiau, tikrai turėčiau teikti, kad Remigijus kaip istorija eis kaip vienas iš geriausių buvusių merų. Manyčiau, ta prasme, kad tai tikrai buvo padaryti daug darbų, pradedant vienas dalykas, atstovavimas mūsų visų, ta prasme atstovavimas viso Raseinių žmonių interesai. Tai pirmas dalykas galim pradėti nuo tokio dalyko komisariato perkelimas šiandien, kaip sakant, irgi. Tai yra aukcione dalyvavimas, būt pirmą kartą
dalyvavimas. Aišku, aš suprantu, Valdai, tavo gal ir ambicijas, visi dalykai, kaip sakant, tas konkursas, kas liečia policiją, buvo pralošta, supranti šitą ir aišku, Remigijus išlošė, tai nebereikalo tau, kaip sakant, šiandien reikia pykti ant jo, suprantat, kaip konkurentas, kad buvo pasiūlę geresnį ir manau, kad mes kaip visi Raseinių gyventojai į biudžetą šiandien gaunam papildomas pajamas, o šitas pajamos galbūt atėję pas tave, supranti, tai aš įsivaizduoju, ta konkurencija yra labai rimtas dalykas, suprantat, bet čia niekas vis tiek laimi tas, kuris stipresnis, kuris išvalgesnis yra, čia nuo to dalyko jau niekur nepabėgsi, supranti, da? Tolimesni etapai visi, kaip sakant, sprendžiant, pritraukiant lėšas tiek, kas liečia šildymo, dabar vat, ir naujam katilam dėlios investicijos, kurios tikrai, manau, jeigu nebūtumėm galėję gauti, dėka Remigijaus, toliau ir vaikų namų statybos naujo, suprantat, ir būtent parko padarimai, prisidėti dalykai, jie, aš manyčiau, ir šitą pilotinę programą, kurie tikrai šiandien, ką nepresniausiai kalbėjom, kad apie 4,5 milijono šiemet į biudžetą gali papildyti pinigų, tai aš manyčiau, tikrai tas traukimas yra iš skolos, o puikiai įsivaizduojat, prasme, nedaug teko tada bandėt pavadovauti keletą mėnesių ir paprasčiausiai, aišku, biudžetą bandė daryti, bet tas biudžetas visai kažkur nei tvoras, nei mėtas nebuvo. Toj pasiekoje, taip kaip sakant, mes jau praradom pinigus ir to pasibaigė. Ir aš manau, kad čia dabar per tą 1,5 metų, manau tikrai, kad reikėjo tikrai atžaisti. Aš kalbu tikrai verslišką logiką ir vadovaujus tais ne kokiais nors. Mes galim diskutuoti skaičiais, ne demagogijom, nekalbėdami taip. Aš tikrai jūs gerbiu kaip žmonės, kaip verslininkus, bet tikrai, jeigu mes kalbam nerimtai, tai mes galim pasijuokti, aišku. Jūs šiandien tikrai gerą tą šou mums sudengėt, mes pasiekėm, bet jeigu kalbant rimtai, tai aš tikrai, Remigijau, norėčiau tau padėkoti už tą gerą darbą. Ir aš manau, kad tas sprendimas, tu ką šiandien darai, kad padėt ir kalbėti ir daryti, aš manau, šiandien tikrai pagalbos mes turbūt sulauksim ir iš Gintauto, ir iš Dariaus. Ir aš manau, kad ir Onutė mums galbūt tikiuosi, kad jinai ten dalyvaus ir dasidės. Ir manau, kad šiandien su tokia komanda Seime, tai turbūt tikrai mes kaip valdančioji tikrai esam pasiruošę prijaukti, daug gausim pinigų ir čia sutvarkyti taip, kad mes galėtum tos pinigus priimti ir tinkamai juos sugebėti įsisavinti. Tai aš manau, kad bendrom jėgom visi, seimūnai visi, mes manau tikrai šiandien Raseinius matysim daug gražesnius. Ačiū. Na, iš tikrųjų, aš irgi nesirašiau kalbėti, bet po tokių tikrai neįtin etiško Vaido Kuzmarskio pareiškimų noriu taip pat pasisakyti, jog kaip ir praeitam tarybos posėdyje meras sakė Vaidui Kuzmarskiui, kad jis visgi nemoka skaičiuoti, tai šiandien mes dar įsitikinom, kad tikrai jis nemoka skaičiuoti ir tikrai nežino nei šilumos formulių, nei sąskaitų turbūt mato, pats nežinau iš kur eilinį kartą savo iš galvos ar vėl eilinį kartą demagogijom vedamas. Kalba apie šilumos kainas, kad jinai nepakito, kad jinai nesumažėjo, nors šilumos direktorius aiškiai, mano nuomonė, mano galva, aiškiai išaiškino ir aiškiai įrodė, kiek ta šilumos kaina sumažėjo. Ir šį dienai, kad žmonės tikrai už ją moka mažiau. Kaip ir jūs pasakėt, kad juk nėra skirtumo, ar mes esam 22-23 vietai, kur mes buvom, kada darbo partija valdė šilumos ūkį. Šiai dienai mes būsim 5-6, jeigu jums tai nėra skirtumo, tai pasako, kaip ir pats meras sakė, apie jūsų kompetenciją ir supratimą. Dabar kalbate apie mūsų išleistus milijonus, bet taip pat, kodėl nekalbate apie Prabūdos tvenkinį, kur buvo laimėtas išvalymas ir sutvarkymas tvenkinio už 1 milijoną, jūsų kuravimas buvo šito tvenkinio ir darbo, būtent to tvenkinio, tada kaina išaugo iki 2 milijonų. Dar neužteko, dar dadėjo 100 000. Kodėl jūs apie tos dalykus nekalba? Ir skleidžiat pastoviai demagogiją. Narys Remigijus Ačas noriu paklausti. Gerbiama Onutė, suprantu, kad, kaip pasakyti, kaip meras turi būti atsidavęs žmogus, mylinti savo tėvynę ir nemanyčiau, kad turėtų būti kažkokių tai tamsių istorinių dėmių. Sakykit, ar šitą informaciją, kuri kažkada tai buvo
teko man kažkada skaityti, kad atgimimo laikais jūs Raseiniuose kūrėte Lietuvos ateities forumą. Ar tai yra tiesa, ar jūs tokį forumą kūrėte, nes žinom, kad tas forumas praktiškai buvo nukreiptas prieš Lietuvos nepriklausomybę. Tokių veikų aš pirmą kartą girdžiu. Straipsniuose rašė mūsų, kad aš vos ne tik vardo pavardės, nei įrašant vos ne KGB agentė, kas rašė, tai jūs irgi tai žinote atitinkamai. Tai prieinama visur spauda, dabar ir archyvai ir tą mielai galite įsiaiškinti. Aš paantryčiau merui, jūs būte viena iš steigėjų to forumo Raseinių rajone. Nesąmonės. Labai sąmonės. Taip, ar turite daugiau klausimų? Ačiū. Gerai. Tam balsavimui buvo įrašytos rajono savivaldybės tarybos narių Onos Babonienės ir Algimanto Mielinio kandidatūros. Slaptam balsavimui išduota 25 biuleteniai, pravedus slaptą balsavimą ir atidarius urną rasta 23 biuleteniai, iš jų galiojančių 23. Balsavo už Algimantą Mielinį 13, už Oną Babonienę 10. Papildomai į biuletenį įrašyti šie rajono savivaldybės tarybos narių nėra. Suvedus rezultatus, balsų skaičiavimo komisija nustatė, kad Raseinių rajono savivaldybės meru yra išrinktas Algimantas Mielinis. Į tribūną taip pat kviečiame buvusį merą Remigijų Ačą.